Sveiki, draugai, aš Aurimas Avantiūristas ir šiandien susitinkame antroje laidoje. Šiandien jums noriu papasakoti apie dar vieną Estijos stebuklą, tai Estijos požemį. Jų yra gal 3 skirtingų rūšių, apie kiekvieną trumpai pabandysiu papasakoti. Šis požemis yra ypatingas tuo, nes viduje pagal istorinius šaltinius turėtume rasti ir šventyklą. Taigi keliaukime ir šiandien visą dieną požemiams. Žinoma, svarbiausia nepamiršti tokiuose požemiuose būti atsargiam. Matot, kiek prikritusių lubų sluoksniuojas ir labai stipriai krenta, todėl reikia būti ypatingai atsargiems, kad pasiektume savo tikslą. Einam, pamatysit. Taigi, gyvas pavyzdys, kodėl verta veltis į avantiūras ir ieškoti naujų objektų. Vienas iš jų vidury Estijos miškų kasykloje atradome, nepatikėsite, bet tikriausia budistų šventyklą. Skamba neįtikėtinai, pasižiūrėkite patys, visos skulptūros, visi memorialiniai dalykai, netgi matosi, kiek dažnai čia vykdyta visokių apeigų, vien dėl to, nes čia turime labai daug smilkalų, tai tikrai byloja, kad buvo ne viena apeiga ir ne vienas susibūrimas, tik tais labai mažai istorijos apie šią vietą, bet ją atvykti ir pamatyti tikrai jausmas viduj, wow, kosmosas. Atvykome į vieną iš man gan labai patinkančių objektų, nes tenais kertasi laikmečiai. Tai yra švyturys, pakrantė, didelis šlaitas, šlaito apačioje matosi netgi įkritę įtvirtinimai. Tai daugelis turistų atvykę į tą vietą net nežino to viso objekto istorijos, nes šalia švyturio stovi radijo bazė, apleistas pastatas. Bet šalia po to pastatu buvo labai įdomus požeminis objektas. Tai buvo gynybinė baterija, kuri šiuo metu yra susprogdinta. Ir nuo gynybinės baterijos beveik 0,5 kilometro ilgio tunelis, kuris ėjo po žemę, buvo komunikacinis. Tai atvykom dar į vieną objektą, susprogdinta baterija, bet jin specifinė tuo, kad nuo šitos baterijos komunikacijos tunelis eidavo į bunkerį. Tai bandysim dabar mes tuo komunikacijos tuneliu patekti į tą bunkerį ir jį apžiūrėti. Tai mes leidžiamės į vidų ir turbūt susitiksim kitoje pusėje. Varom per čia.
Nu ką, kaip aš vadinu įveikiam pirmą klasę, buvo kolegų, kurie važiuoja pirmą kartą, tai norėjau patikrinti jų galimybės. Praėjom čia, tikrai daugiau nei geras kilometras, tunelis komunikacinis, tai dabar esu tikrai pilnai įsitikinęs, kad galim klysti tuos tikruosius urvus, tai nieko negaištam, lekiam, sėdam, važiuojam ir susitiksim jau sekančiam kadre. Iki. Taigi, net nepastebėjome, kaip sutemo. Šiandien diena pilna įvykių, sukasi labai greitai viskas, tai atvykome prie mano vieno mėgstamiausio objekto. Tai pirmo pasaulinio karo laikų caro didžiojo bunkeriai. Jie yra pastatyti 2 gynybiniai ir juos kartu sieja tunelis. Tas tunelis įdomus tuo, kad jisai viduje turi statybos laikotarpių skirtumus. Matosi, iš pradžių eisim, kur rankų darbo griauta viskas, paskui jau eina dėtos perdangos tokios mūrinės, vaizdas ten fantastika. Tai turbūt labai daug negaištam, lendam į vidų, nes dar šiandien turim vieną objektą, o jau valandų taip daug ir mūsų komandos nariams baterijos jau po truputėlį sėda, tai mes bandom dar šiek tiek paimti kelis objektus ir viskas, lekiam, imam. Nežinau, kaip jau matosi, bet labai garsiai negaliu kalbėti, nes perdangos, labai stipriai sutrūkinėjusios ir kiekvienas papildomas triukšmas gali išprovokuoti tragediją. Todėl mes bandom žingsniuoti atsargiai, lėtais judesiais ir tuoj prieisim vieną susižiūrėjimą, reikės lysti. Viena iš vietų, kur keičiasi perėjimai. Iš pradžio jam tunelis atrodė šitaip. Dabar pasikeičia struktūra. Oro šiek tiek trūksta, bet kaip keičiasi visas vaizdas, tai fantastika. Bandom dabar lysti per skylę. Šiek tiek pasipūrinam vyriškai per tokią nedidelę skylutę teko lysti, bet pilnai atsigulęs turi šliaužti. Biškai kainuoja energijos. Kaip jau vaizdelis. Vandenį brendo. Gerai, biškai išpūrinam, tas vilkilės nesiplūs. Lubos paremtos. Esmė, kad mes esame tokioj įdomioj vietoj, kad virš mūsų yra sodai, tai gali bet kada ir sodo namukas įkausti. Priėjom dar vieną perdangą. Buvo toksai praėjimas be seno griuvimo. Šitas sutvirtintas. Viduj pamatysit, yra visai įdomu, nes jisai eina S formos, jisai vinguriuoja, jisai eina tiesiai. Jeigu puola priešas, tai būtų galima apsiginti, bet turėtų gynybinės užkardas atsišaudinti. Tai kai kokį 100 metrų vis padaro tokią sraigą ir tęsiasi toliau. Brandam šiek tiek
Komandos nariai yra pasirinkimai labai geras objektas. Aš mėgstu jį labai, kiekvienais metais ateis į pusę atvažiavimą. Kaip ir minėjau, sukasi daro S formos ir paskui vėl tiesiai priekis. Nelabai žinau, kaip geriau, kad jis mane matė. Akmuo? Rodo. Iš tikrųjų, kai drumstas vanduo, labai lengvai galiu užkliūti, pasidaryti reikalų. Tikrai ne vienas mūsų ekspedicijos narys yra kritęs, persėmęs breikėlis, tai čia jau tik vos neišsikasiu. Kiek liūčių. Prisimenu įdomią istoriją. Kažkada šiose požemėse susitikom kitus, tai tas pat nuotykių ieškotojus. Tai buvo ganėtinai įdomu, nes mes šiek tiek jų užsiganom ir jiem mūsų. Šiek tiek padiskutavę, įtampą slūgą, tai taip pasivirti. Tokiuose objektuose geriau, kada tvyro draugystė, nes negali žinoti, kada prireiks pagalbos. Interese, reikės padėti atsistoti ir sutiktus kitus bendraminčius. Geriau pasijuoti, pabendrauti ir nelaikyti jų kaip priešų ar kaip konkurentų. Atsišaudymo angos. Vėlgi. Drumstas vanduo beveik neįmanoma pamatyti po vandeniu. Ir tikrai būna daug mėginių. Nukritus akmenų, modacijų ir kitus dalykus. Reikia būti ypatingai atsargiems ir tikrai neskubėti. Čia man tos vietos, niekada neskubėsi. Dabar yra šioks toks periodas, kada čia susmagalas šikšnosparnis. Ir čia nuoja. Todėl stengiamės būti tolerantiški nežalinami apšviečiami. Visi turi savo vietą pasaulyje, kad gyvena. Blemba matyt buvo kažkur įkištas. Čia nėra kur. Kas sudėti į vandenį. Geras palankšnyvių. Radom geokečio dėžutę. Geokečas super žaidimas, nes tada artimėse vietose paliektas koordinatės arba užduočių, kur reikia surasti vietą. Vietoje dėžutė ir joje būna sąsiuvinys, kurį reikia dažnu atveju prisiregistruoti, kad turi veikti. Įdomus žaidimas, ypatingai keliaujantiems, jeigu nesugalvoja ką aplankyti, tai jis labai padeda. Baigime. Išlendi tokį bunkeriuką ir per bunkeriuką lendi į kiemą. Mes šį objektą užskaitom, mes turim vieną pasitikrinimą. Mes baigiam. Įspūdinga vieta. Tai ką tik įveikėm nemažą atkarpą požemio. Tikiuosi pavyko kažką nufilmuoti ir jums perteikti. Buvo ir ta ankštoji siaura vieta, kur reikėjo pralysti. Na, tikrai negrįžom visi švarūs. Gerai, kad paskui po susiaurėjimo vėl įlindom į vandenį, tai vanduo padėjo mums apsiplauti šiek tiek brytkelnes. Tai objektas iš tiesų yra labai įspūdingas. Tos pereinami laikotarpiai, tie perdengimai, tas vanduo, posūkiai, tas garsas būnant urve, tai yra kažkas nepakartojama. Ir dar šitas objektas, kuo ypatingas, tai turbūt mes esam vieni iš paskutiniųjų, kurį jį atvykstame aplankyti, nes
Šalia prasideda vėjo jėgainių parkas, prasidės polių grįžimo darbai, prasidės stulpų statymai ir turbūt šitas objektas net laikys, nes jis ir taip yra ypatingai pavojingas ir trapus. Jau dabar einant matosi, kaip atitrukinėja sluoksniais lubos, tai bet kokia menkiausia vibracija ar garsai gali šį objektą sunaikinti. Tai tikėtina, kad kai iškils naujas parkas, šis objektas turbūt ir liks istorija po žeme. Tikrai verta veltis į avantiūras vien dėl šitų pojūčių. Tai aš jau pats buvau kažkiek pradėjęs jaustis nusekęs, bet šitas objektas vėl mane pakėlė ir dabar galėtume varyti dar kokią savaitę. Tai šitą objektą čičink, užskaitom ir keliaujam į kitą, iki sekančio. Ir desertai. Pats seniausias, pirmo pasaulinio karo metų laikų statybos tunelis. Pasigrožėkit. Ypatingai rekomenduoju atkreipti dėmesį į detalės, kaip jos yra suremtos. Lubos neturi jokio tvirtinimo, viskas buvo pagrindu, surėmus plytas, jos vienas su kitos susirakina ir viskas amžina. Stovi jau 100 metų ir panašu, kad stovės dar tiek pat. Labai geras objektas. Taigi, atvykome į paskutinį šios dienos objektą, ką buvome suplanavę. Tai labai įdomus konstrukcinis sprendimas, kadangi karo metu kažkur reikėjo sandėliuoti dalykus, aišku, karo pramoniai skirtus, tai buvo sugalvota sandėliavimo patalpas padaryti uolose, U formos, jeigu netgi atsitiktų sprogimas, kad nebūtų tiesių lanksčių kampų ir nebūtų padarytas didelės žalos. Čia yra keli periodai. Pirmas, antras pasaulinis karas. Šiuo metu mes užeisim į antro pasaulinio karo metų sandėlį, kuris jau turėjo per vidurį einančius bėgius, šonuose būnančius stalažus ir ant jų buvo sukrauti daiktai. Tai labai įspūdingas statinys, žinant, kokioje vietoje jis yra pastatytas. Einame, aš jums trumpai parodysiu. Ir tai yra bemaž kokių gerų 5-6 metrų aukščio lubos, visos išbetonuotos, sukasi U formos, aidas fantastiškas, matosi išlikę stelažų pagrindai išbetonuoti, per vidurį keliavo bėgiai, bėgiais važiuodavo vežimėliai, jie stumdydavo ir galėdavo išsidėlioti daiktus. Tai tikrai labai įspūdingas objektas, apeisime, šiek tiek aprodysime ir tai bus šios dienos mūsų paskutinis taškas. Šis objektas dar yra ypatingas tuo, kad daugelis nežino, bet jis yra vieno didelio Estijos miesto priemiesčio miegamajame rajone. Šalia už nepilno kilometrą stovi kotedžai, žmonės ten gyvena prabangiai, o čia tokie paveldai. Tai tikrai labai įspūdingas objektas. Ir su šiuo objektu šiandien mes laidą ir baigsime. Aš, Aurimas Avantiūristas, su jumis atsisveikinu ir iki pasimatymo kitose laidose. Iki.